Labas, labas, mamoksliuk. Kodėl tiek daug triukšmo? O todėl, kad jau atėjo pavasaris. O pavasaris atneš daug saulės spinduliukų. Daug žiedų, daug žalumos. Tikiuosi, kad jūs laukiate, kaip ir aš, pavasarėlio. Taigi, pavasarėlis atėjo. Prisiminkime pavasario mėnesius. Pavasario linksmybės. Pirmas pavasario mėnuo – kovas. Antras pavasario mėnuo – balandis. Taip, kaip tas paukštis balandis. Gegužė. Pavasarį iš šiltų kraštų grįžta paukščiai. Gandras, žąsis, gulbė. Medžiai pasipuošia žiedeliais, mažomis gėlytėmis. Iš avilio bunda bitutės. Prasideda pavasario sėja, medelių sodinimas. Ir visur gėlytės kyla į saulytę. O pavasarį, kaip žinia, vyksta kaziuko mugė. O kodėl kaziuko? O taigi, kad buvo kunigaikštis toks Kazimieras. Jis buvo labai geras. Mėgo, kaip matot, gėlytes. Jis buvo Lietuvos globėjas ir žmonės jį labai mylėjo. Todėl Vilniuje pradėjo žmonės rinktis į kaziuko mugę. Pavadino šitą mugę šito kunigaikščio Švento Kazimiero vardu. Noriu pasakyti, kad ir aš šiais metais dalyvavau kaziuko mugėje. Ji nebuvo Vilniuje, ji buvo Londone, bet vis tiek visi prekiavome savo gaminiais, rankų darbo gaminiais, skanumynais ir visokiomis kitomis gėrybėmis. Va šitą gėlytę aš nunėriau su vašeliu, taip pat prekiavau kaziuko mugėje, o dar piešiau piešinėlius Cepelinų nuotykiai Londone. Tiesa, pavyko man parduoti kelis darbelius. Vienai mergaitei ypač patiko Cepelinų nuotykiai Londone. Prekiavau tokiais pakabukais ant trakto ar ant kuprinės Lietuvos trispalvėmis. Aš čia piešiau tokius piešinėlius, kuriuose tariame ė. Tai yra gėlė, varlė, lėlė. Dabar, vaikai, truputėlį noriu pakalbėti apie istoriją, juk mes negyvename čia ir dabar. Juk prieš mus gyveno daug dar kitų žmonių. Juk žmogus ir yra, kad kažką išrado, sukūrė ir perdavė savo vaikams. Taip ir mes. Aš esu mama ir perduodu savo žinias savo dukrai. O jūsų tėveliai taip pat perduoda savo žinias jums. Buvo toksai 17 amžiuje Danielius Kleinas. Jis buvo kunigas. Ir jis įėjo į Lietuvos istoriją, o įėjo sukurdamas raidę ė. Gėlė, varlė, lėlė.
Kaip matote, raidelė E rašosi dar ir rašytinė E, didžioji, E mažoji. E didžioji, E mažoji. Taigi, niekas Europoje daugiau neturi, tik lietuvių kalba turi raidę E. Jis, Danielius Kleinas, yra išradėjas. Galima jam paploti, kad turime tokią gražią raidę E. Taip pat lietuviška abėcėlė, taip pat gale girdime raidelę E. Abėcėlė. Čia yra rašytinės raidės abėcėlės, o čia yra spausdintinės raidės abėcėlės, kurios rašomos knygose. O kai rašome rankelę, rašome rašytinėmis raidėmis. Taigi, lietuvių kalbos abėcėlėje yra, pažiūrėkime į skaičių, kiek raidžių? 32 raidės. Tarp šitų raidžių pažiūrėkime, kur yra raidė E. Štai ji. Raidė E. Dar žodžiai, kurie baigėsi raidelę E, arba tie žodžiai, kuriuose girdime raidę E, žolė, nerilė, urtė, ugnė, eglutė ir, kas dar gali būti, gilė. Ką, vaikučiai? Šiandien daug informacijos. Pavasarį. Juk kai saulytė, kai paukščiukai danguje skraido, saulytė, mums šypsena būna nuo vieno ausies galiuko iki kito, plati šypsena, nes pagaliau pavasaris. Ir paukščiukai džiaugiasi, o ir vaikai džiaugiasi. Ir tėveliai, ir seneliai. Linkiu visiems gražaus pavasarėlio, kad niekas jums neatsitiktų blogo, kad viskas būtų gerai. Svarbiausia, būkite sveiki ir laimingi. Mamuksliuk su jumis iki kito karto. Bėgu į lauką, nes saulutė šviečia, pasivaikščiot kviečia. Ate!